gražuolė kyla, tikrai gražu. Ir palėpė jau, kontūrai stogas pasimatė, toks jaukumas. Iškart jaučiasi tą verandą, tokį duoda, nu, labai patenkintas. Matot, kokio dydžio čia langas bus, didelis. Čia irgi langas bus. O čia bus tokia spinta medinė, senovinė, kada nusirengt, ką nors nusimest. Batus, tapkės, prašau, užeiti į namą jau. Basom reikės, su batais draudžiama vaikščiot traboj. Ir dabar name nėra langų, nėra durų. Ir šalčiai, jei atei šaltis -10, mano pečius išsiplės, šaudys, suskilinės. Dabar vyksta, kad tik tai išsaugoti pečius. Darom su pečiukais visokius bairius, kad pečius nešautų. O, pečiukas pučia į skylę, kad nešautų pečius. Čia kitas pečiukas. Labą dieną. Labas. Sveiki. Tai ką, su pečiukais sukamės ir nieko, ne? Nieko ir, kaip sakyt, tikrai neužšaus. Aha. Jau čia tarpų gražinimas vyksta, ne, po biškį? Va, galima sakyti, čia kur valyta, nevalyta, jau eina permainos, labai gražu. Dar čia niekur nevalyta, dar čia Tik tai gravelis dar. Jo, dar rėvėjimas. Jo. Labai liuks, labai pečius vainas, patenkintas pečium, ačiū jums labai. Tai tų dviejų pečiukų užtenka, kad čia neatsitiktų katastrofų. Ne, katastrofų tikrai neatsitiks. Nebent jei čia šaus -20, tai spręsim. Ne, -20 nešaus, aš pažiūrėjau šią savaitę minusinę, a kitą savaitę jau pliusų. Tai dabar mes biškį turim trukduką dėl kamino, ne, kaminus 2 savaitės. Jo, turbūt taip. Tai va tik tai, bet tai va šią savaitę aš ją, kaip sakyt, jau iki davesiu iki proto ir viskas, palauksim kamino savaitėlę. Gerai, liuks. Čia nieko baisaus iš esmės. Va, baigiam. Štai matos kontūrai mano pečiuko, gražuolis. Susidės duris, bus panorama. Čia mano orkai, įsivaizduojat, kaip čia virsiu košės. Čia tiesiog fantastika. Čia bus ant malkų gaminti maistelį. Irgi bus stiklas, panorama. Na ir savo čia gaminti maistuką. Super. Na, mano duris didesnės, va čia mažesnės. Ir pečiukas, agregatas mano, Ivanas mano, šildys mano troba. Nedėjau nei pagrindinių šildymų, nieko. Jis mane šildys kiaurą parą. Daryt reiks klimą vis tiek. Jei kažkur toliau išvykčiau ar ką, jei name atšautų, pavyzdžiui, iki +10 įsijungtų klimą. Nes jeigu name kris temperatūra -10, -15, čia iššaudys man tas pečius. Jį reiks prižiūrėti. Čia ne šiaip savo, kad pasistatėjai ir jis tau stovės 100 metų. Jam reikia priežiūros, jį reiks valyti, jį reiks prižiūrėti. Čia bus reikalų. Tai va, dabar reikės, kad neduotų šalt namą. Viską padarysim, kad čia būtų šilčiau. Langai dar lauk mėnesį. Apkalsim plėvės 2. Jeigu ką, dar pastiprinsim čia viską, jei dar atei šalčių. O tokių tarpų neturi būti. Nu, jei ką, mes viską stiprinsim. Apsišildėm ant stogiukas iš vienos pusės ir dabar dar kartą šildysis iš šitos. Čia iškils kameras. Ir šitos visos lubos griausis. O čia va pasiliksiu tokį trumpą 2 aukštą. Čia va, mažiuką trumpą 2 aukštą. Čia tokie bus laiptukai faini. Ir čia bus poilsio zona, nes viršui langą turiu fainą. Ten bus tokia poilsio zona. O šitoj pusėje ir įsineš lubos. Ir čia bus lova. O čia viršui irgi bus antras toks aukštukas nedidelis. Bet čia nebus, antras aukštas bus iš tinklų įtraukta. Čia bus tinklai tokie įtraukti. Ir čia laiptukai, čia bus tualeto durys. Ir čia bus laiptukai. Aš galėsiu užėjti, ten turėsiu patalpėlę viršui. Ir čia tinklą turėsiu išsitiesęs. Ir čia ant šito tinklo vaikščiusiu, gulėsiu, relaksuosiu. Čia prie pat langas. Ten statysiu Nikon P1000 fotoaparatą su zoomu, pačiu stipriausiu pasaulyje, darysiu šėryklą ir trauksiu žvėrius, kad žiūrėt, kaip maitinasi žvėris. Maitin žvėriam negailėsiu santaupų. Pas mane čia
bus aplink žvėrių pilna.